Daugelis žmonių neabejoja, kad kontaktai saugomi telefone yra ne mažiau svarbus už patį telefoną. Juk praradus telefoną nelengva susirinkti kiekvieno savo draugo, pažįstamo, giminaičio ar bendradarbio duomenis. O telefonai dingsta dažnai. Juos pametame, paskandiname ar tiesiog prarandame. Pasirūpinkite telefone esančiais duomenimis dabar, kad vėliau netektų gailėtis. Tam Tele2 sukūrė duomenų saugyklą, kurioje galite saugoti visus savo kontaktus. Be to, duomenų saugykloje galite greitai ir paprastai pasidaryti ne tik kontaktų, bet ir kalendoriaus įrašų, datų, pastabų, žymų ir SMS žinučių kopijas. Duomenis keisti ir sinchronizuoti galite kada panorėję. Kaip pradėti naudotis paslaugą? Visų pirma, jūsų telefone turi veikti mobilusis internetas. Pradėti kontaktų ir kitų duomenų išsaugojimo procedūrą galite dviem būdais. Pirmas. Įsiųskite SMS žinutę su žodžiu START numeriu 1503. Antras. Kompiuteryje surinkite adresą duomenų-saugykla.tele2.lt, registracijos laukelyje įveskite savo telefono numerį ir spauskite siųsti. Netrukus nurodytų numerių gausite žinutę su VAP nuoroda. Vadovaudamisi joje esančiomis instrukcijomis, parsisiųskite nustatymus, tinkančius jūsų mobiliajam telefonui. Jei gausite nuorodą, kad automatiniai nustatymai jūsų telefonui neteikiami, telefono parametrus parsisiųskite patys. Apsilankykite svetainėje duomenų-saugykla.tele2.lt ir prisijungkite su žinutėje nurodytų slaptažodžių. Skiltyje Nustatymai, telefono nustatymai, pasirinkite Konfigūruoti naują telefoną. Pagal telefono pavadinimą ar nuotrauką pasirinkite savo telefoną ir parsisiųskite nustatymus. Jei savo telefono modelio nerasite, nustatymus galite įsivesti pasirinkę rankinius nustatymus. Sinchronizavimą galite pradėti mobiliajame telefone pasirinkdami sinchronizavimo funkciją ir komandą Pradėti arba Start. Sinchronizavimo funkcija dažniausiai būna prie telefono nustatymų skiltyje Ryšiai. Prieš pradėdami sinchronizavimą įsitikinkite, ar teisingai pasirinkote numatytą sinchronizavimo rinkinį, jis turėtų būti Tele2 Sync. Jei sinchronizavimą atliekate nebe pirmą kartą, jį galite atlikti ir interneto svetainėje, prisijungę su jums suteiktų slaptažodžių. Čia galite pasirinkti priminimus sinchronizuoti norimų dažnumu. Taip nuolatos išsaugosite besikeičiančią informaciją savo telefone. Skiltyje Nustatymai rasite 3 punktus. Vartotojo profilyje galite keisti informaciją apie save. Veiksmų istorijoje peržiūrėsite anksčiau atliktas operacijas. Telefono nustatymai skirti pakeisti nustatymus pagal jūsų naudojamo telefono modelį. Paspaudę mygtuką Siųsti SMS, galėsite parašyti ir išsiųsti trumpąją žinutę kompiuterio ekrane. Skiltyje Saugomi duomenys išsaugoti kontaktai ir kalendoriaus įrašai, kuriuos bet kada galite sinchronizuoti su savo mobiliuoju telefonu. Spustelėję ant kalendoriaus, ne tik matysite telefone sukurtus įvykius, bet ir galėsite planuoti naujus čia pat kompiuteryje, o paskui perkelti duomenis į telefoną. Čia galite koreguoti ir turimus kontaktus, susitikimus, užduotis, pastabas, interneto žymas bei peržiūrėti jau išsiųstas žinutes. Jei tyčia arba netyčia ką nors ištrinsite, duomenis rasite šiukšlėse. Skiltyje Įrankiai galite įkelti naujus kontaktus ar susitikimus, kurie išsaugoti jūsų kompiuteryje kaip bylos. Čia rasite ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie duomenų saugyklą. Taigi, jūsų duomenys saugus. Pametę savo telefoną ar nusipirkę naują, tiesiog prisijunkite prie duomenų saugyklos, parsisiųskite nustatymus naujajam telefonui ir atlikite duomenų sinchronizavimą. Jūsų duomenys vėl su jumis. Jei pakeisite telefono numerį, jūsų duomenys taps neprieinami. Paslauga nieko nekainuoja. Kainuoja tik duomenų perdavimas, kurio reikia sinchronizuojant. Daugiau informacijos apie šią paslaugą rasite mūsų interneto puslapiuose. Tele2. Ką mokėti daugiau?